kokie žiūrovai, praėjo Driftgroundsų pirmas etapas. Sekėsi gan neblogai, realiai pradžia, pamačius trasą iš ryto, atrodė, kad bus tikrai nelengva. Atvažiavus į vietą ir pažiūrėjus iš viršaus, atrodė, okei, nebus tai blogai, bet pamačius pirmosius važiavimus, nes buvau antroji treniruočių grupiai, pamačius pirmosius važiavimus, supratau, kad trasa stipri. Buvo daug ten iššūkių, greitų persimetimų, tokių stabdymo zonų realiai nebuvo. Buvo įdomu ir tuo pačiu sunku. Bet neturėjo būti lengva. Pirmas etapas parodė, kas geriausias. Prasidėjo viskas nuo treniruočių. Treniruotėse sekės iš pradžių sunkiai, paskui vis geriau, bet vis galvoj buvo mintis, kad nesupilt mašinos, nes prieš mane daug buvo tokių, kurie tai padarė, tai aš kadangi atvažiavęs pats, be tralo, tai norėjosi ir grįžti pačiam. Tai ties šito reikalų biškai gal truputį mane stabdė, bet sekėsi gan neblogai. Kadangi daug medžiagos nėra, tai galvoju, biškai reikia kitokio formato video padaryti. Kvalifikaciniai važiavimai sekės visai neblogai. Abu buvo labai stabilus. Pirmas važiavimas 74 taškai, antras 75. Tai važiavau saugiai ir su mintim, kad reikia važiuoti toliau. Tai surinkęs 75 taškus likau 19 iš 38, man atrodo, vairuotojų. Tai manau gan geras rezultatas, kai antros varžybos per gyvenimą ir tik antras išvažiavimas šį sezoną. Numeris Rolandas Miškauskas. Iš tikrųjų galime tik pasidžiaugti šiandieną, kad dar yra tikrai įsibėgėjantį sezoną pradžia visiems vairuotojams ir turime tikrai nuostabiai gražius automobilius. Ir Rolandui keliauja 74 taškai. O dabar į trasą išėjo 30 numeris Rolandas Miškauskas. Pirmoji važiavimas surinkė. Pasigerinti iš tikrųjų jam rezultatą 1.75 taškai keliauja antrųjų važiavimų jam. Po kvalifikacinių važiavimų sekė poriniai važiavimai. Man sukrito Pro lygos driveris su 840 arklio galių. Buvo įdomu, bet supratau, kad pagal šį padangų plotį visi mes turim apylygės jėgas. Aišku, jautėsi skirtumas, kad jisai biškutį greitesnis, tai biškutį yra per tiek gal. Bet jau tada nebegalvojau, kad nesupilt mašinos. Viskas išsijungė galvoj ir spaudžiau maksimaliai, kiek galėjau. Tai sekės gan neblogai. Pirmas mano važiavimas buvo Chase. Chase'as man kažkodėl labiau patinka, nežinau, lydas man yra daug sunkiau atrodo negu Chase'as. Tai va, čia man.
Tai va, tai čia įsisekėsi gan gerai, aišku, atstumas buvo nemažas vietomis, kai kur priartėdavau, kai kur atitolėdavau, gali skirtumas vis tiek daro savo. Ir po pirmų kovų teisėjai negalėjo nuspręsti, kuris geresnis, kas labai man buvo džiugu ir skyrė one more time. One more time važiavimai buvo dar aštresni, jau buvo užsikurta gerai. Stengiuosi nugalėti, bet dėja buvo oponento pergalė fiksuota. Mes tiesiog puikiai praleidom laiką ir manau, kad gan gerai pasirodžiau. Ir manau, tai paskatino stengtis toliau ir bandyti vis eiti aukščiau ir aukščiau. Tai va, toks video šį kartą, truputį informacijos. Toks šį kartą video. Medžiagos neturėjau daug, bet norėjau viską įamžinti ir padaryti video, kad turėtų atsiminimą. Ir galbūt kažkam bus įdomu pažiūrėti. Tai va, ačiū už gerą renginį, Angle Control. Ir manau, pasimatysime kitose etapuose.